Sveiki! Aš noriu papasakoti apie šios rugsėjo 15-19 Europos parlamento darbo savaitės svarbiausius įvykius. Šią savaitę mes ratifikavome ES ir Ukrainos asociacijos sutartį. Europos parlamentas ratifikuoja daug sutarčių, bet šios sutarties ratifikavimas buvo ypatingas, kadangi buvo tiesioginė transliacija iš Kijevo ir mes matėme mūsų kolegas Kijeve. Tai buvo neeilinis įvykis, kuris palėtė, man atrodo, daugelio europarlamentarų širdis ir protą. Ir aš tikiuosi, kad Ukraina eis europiniu keliu. Šiandien mes aptarėme ir priėmėme rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių, kuriuose aptarinėjame taip pat Ukrainos reikalus. Ir aš tikiuosi, Rusija gavo labai aiškų politinį signalą. Taip pat aš noriu pasakyti, kad ši savaitė buvo ir žmogaus teisių aptarimo savaitė. Ir tai, kad ES skiria daug dėmesio žmogaus teisėms, kurios rūpi kiekvienam mūsų. Tai yra labai svarbu. Tuo aš baigiu ir iki kitos savaitės.